Šią savaitę Suomijoje stažavosi 12 pedagogų, kurių stažuotės tema buvo kūrybiškumo ugdymas pamokų metu. Stažuotės metu pedagogai lankėsi nacionalinė regioninė lygmens švietimo institucijose, taip pat dalyvavo pamokose, stebėjo jas, kaip Suomijos pedagogai dirba kūrybiškumo linkme. Iš Suomijos parvežama patirtis padės pedagogams jų kasdienėje praktikoje, nes Suomija yra ta šalis, kuri pirmauja švietimo srityje visame pasaulyje. Trumposios pedagogų stažuotės ypatingos tuo, kad reikia subtiliai suderinti tą dalykinę, darbinę programą, taip pat su kultūrinė ir pažintinė krašto dalimi. Integruoti kultūrinę programą į stažuotę yra svarbu, todėl kad susipažinus su šalies tradicijom, su gyvenimo būdu, su supančia aplinka bus daug paprasčiau suvokti darbo specifiką, suvokti jų mąstymą ir švietimo sistemą. Pirmiausia, ką galėčiau pasakyti, kadangi aš dėstau dailę ir technologijas, koks didžiausias įspūdis man buvo. Mes pamokose stengiamės, kad pasiekti minimumą ir kad būtų rezultatas, tiesiog darbų rezultatas. O Suomiai skiriasi tuo, kad jie rezultato nesiekia. Pas juos yra svarbiausia vaiko emocijos, išreikšti emociją. Kada lankėmės mokyklose, kada pirmiausiai buvom pradinėje mokykloje, nustebino, galbūt patraukė dėmesį, kad aplinka namų. Visi vaikai jaučiasi kaip namuose. Jie su kojnytėm bėgioja, žaidžia. Jų visas ugdymas yra susietas su būtent savo gimtojo krašto pažinimu. Muziejais, su architektūriniais pastatais, su aplinkinė erdvė, nes visas pažinimas vyksta būtent per pažinimą erdvės. Ir kada buvo susitikimas su architektu, architektas kaip tik akcentavo, kad ir mokyklų projektavimas irgi yra labai svarbus, nes jeigu mokykla bus kubo formos, tai ir patys mokiniai bus kubo formos. Labiausiai įstrigo tai vat būtent ta ramybė, neskubėjimas ir labai šiltas, ramus bendravimas. Mokyklose absoliučiai jokio triukšmo. Visi labai daug tų vaikų, bet jokio triukšmo visiškai nesigirdi. Ir kada mes aiškinomės irgi su architektu, mums irgi reikėjo pasakyti, ką mes darysim iš karto parvažiavę. Tai būtent sakiau, kad kalbėsiu ramiau. Ugdymo plėtotės centras. Inovacijos ugdymui.